Sveiki žvėjai. Aš kaip visada vėl vandens telkinio, šį kartą su Minda. Sveiki. Panoptiką pasiėmė, pažiūrinėt. Aš jau dabar esam ant Kauno marių, aš jau nebuvęs čia gal kokius, skaičiavau 7-8 metus. Nes visi rodo, kad pagaunat atplaukėm ir mes, pažiūrėt. Gal kas nors pasiseks. Na ką, pradedam žvejybą. Pirma žuvelė. Ai, žinok. Gal ir legalus, reikės matuoti. Liniuotę turiu. Aš matai ir mačiau, kad starkiai stovėjo. Na, džigrigas yra Afrikai džigrigas, ne? Ranką užgrabus nesurim. Kiek nuo 50? Nu, gal nebus 50. Jei ir bus, tai ribinės. Na, vis tik smaga. Padėsim, ne? Ne, gerai, tuo pačiu susitvarkysi. O tai dar tiek tai neimti išlina. Bus kem 8. Ne, yra. Legalus? Jo. Jo, legalus. Ne, gal prarijo. Šamą ištrauksi. Va, žiūrėk, va, kaip kalą, matai. Eina savo, nekeliu nuo dugno. 0,16. Iš pradžių galvojau, kad kelpas. Na, va, tai vakarą ir sulauksime. Čia ir tokia neturi. Šamas bus. Apie karpius. Svarbiausia, kad nesportuotų iki 100 metravkės. Nu, kaip nors paimsim, tikiuosi. Eina savo. Eina savo, nu turiu. Nors pamatyt Mindę, ne? O, jau atsipeikėja. Suprato, kad... Aš ką filmuoju irgi kamerą. Ir kilbukas užkilo. 0,16 pavadinti. Nu, tai aš labai nepresuoju, nes supranti, aš jį nutrauksiu pavadį. Bent pamatyt, kas rodo. Ne, starkis sportuotų. Na, bent kas bus, svarbiausiai pamatyti bent. Bent pamatyti.
ar užkabintas, bet čia įrodė stambia žuvis nuo tos pusės. Nepaskubėt, svarbiausiai nepasi. Kas, tik tikrai kažkas iš normalesnių. Bet aišku, 0,16 čia ir valas, jis nėra, jeigu va taip traukčiau su 0,25. Bet tik sukelia į viršų ir iš karto varo sportą. Žinau, kad nevargsta žuvis. Pamatyt, kas pamatyt, pasirodyk. Nu ką, kas gaudo starkius, kas ešerius, nu mes tai aišku karpius. Lopam. Lopam, tikėkimės dar pagausim. Jisai žiūrėk kažkur tai žaizdu. Ja, kažkas tai gavęs. Dar vienas ežeraitis, reikia, kad čia didesnis. Ar didesnis mūsų? Jo. Čia yra. Dubletais pradėjom varyti. Ką aišku, kada. Lauk, dar. Atsikabino mano. Va. Mūsų šeratis. Nu taip normalus. Nedidukas. Nedidžiulis dabar, tada tai buvo garulės blėt. Kaip rodė. Kas? Palaikyk biškį ant gyvos, tai šamas kokias. Dar yra vienas bandiūganas nedidžiulis. Na, kol kas, žiūrėk, va, tikras Kauno Marių ešerys. Gal čia Mindaugas studijuoja gylis. Viskas tvarkoj. Reikia žuvauti ir laukti žaro didžiųjų. Ką Mindaugas kepamų ištraukė. O aš kai traukia, aš turbūt verdamo. Ko tu juokauni? Rimtai, pažiūrėk. Žiūrėk, traukia šitas. Ar jums tokie? Ką? Kas?
pradėjo kaip. Nu. Pas mane tai nedidžiulė. Abu turime. Kas geras ešerys mindė. Va pas mane. Va. Oi, blėt. Ešerys geras, kas. Ar skristarkės. Dovanink nešiai. Traukiam. Ir Mindaugas gal starkį. Pamatė ešerys. O kaip tu sakai? Bet smūgių kalį, ne? Žinau, kažkas nebuvo. Starkės. Geras starkės. Dar geresnis nei mano tas, kad pagavo. Dėka. Eina į šiknom. Nusivylimas. Aišku, lydeka graži. Jei nenukastai. Ir darysiu įdomus, reikėjo dar su tau labiau. Na, kilas 8 drąsiai. Nu, laimingą veidelį. Nu, šneka Kauno marios. Dėlė moterį. Tai, apgupas. Nu, jau tokie nedidžiuliai, net nebeįdomu čia žuvaut. Kur didžiuliai? Kauno marių ešeriai. Prisidėjau dabar va tokį va. Ryškesnį. Kol kas, gal kažkiek paskaičiau geriau ima ryškesnį. Ką mūsų rodo įrangos. Rodo, va, būreliai žuvų yra. Tai ten yra žuvelė. Centimetro didesnis. Jo, sakiau, centimetro didesnis. Vilkas. Oi, koks baisus aš vilkas. Oi. Oi. Per cielų delną. Per visų delną. Nu ką, žvejybą baigiam. Jau krausimės valtį ir važiuosime namo. Šiaip po kiek daug metų pertraukos visai patiko Kauno marių žuvauti. Liko viską susidėlioti. Ir ką, namo.